Sveiki! Šiandien nerėmė į Dianą jogos temą. Ir žinai, noriu iškart pasakyti, tai nebus apie tai, ką dažniausiai įsivaizduojame išgirdę žodį joga. Taip, tikrai ne apie fizinius pratimus ar lankstumą. Būtent, mes kalbėsime apie proto discipliną, apie vidinę kelionę. Ir bandysime suprasti, kas pasak šių senovinių tekstų yra tas tikrasis jogas, mistikas. Ir dar svarbu paminėti, kad pats tekstas, kurį nagrinėsime, jis yra dialogo formos. Pokalbis? Taip, gyvas pokalbis tarp kario Ardžunas, kuris, sakykime, yra didžiulėje krizėje, ir jo mokytojo Krišnas. Tai suteikia viskam tokio žmogiškumo, ar ne? Matome ne tik teoriją, bet ir abejonės, baimę. Visiškai sutinku. Ir tiesą sakant, drama prasideda nuo pat pirmo teiginio. Jis tiesiog apverčia viską aukštyn kojomis. Aha. Tekstas sako, kad tikras mistikas nėra tas, kuris viską meta ir išeina į mišką. Priešingai. Tai tas, kuris veikia, bet neprisiriša prie savo veiklos rezultatų. Ir čia yra, man atrodo, pats kertinis principas. Atsisadėdavimas yra ne išorinis veiksmas, o vidinės motyvacijos pakeitimas. Gerai, bet paaiškinkim praktiškiau. Ką tai realiai reiškia? Kad aš galiu toliau dirbti savo darbą, gyventi savo gyvenimą ir vis tiek būti joga. Ar čia yra koks kabliukas? Kabliukas yra viduje. Tekstas sako, kad joga ir atsisadėdėjimas iš esmės yra tas pats. Nes abiejų tikslas ryšys su aukščiausiuoju. Bet esmė ta, kad žmogus negali tapti jogu tol, kol neatsisako troškimo tenkinti savo jusles. Supratau. Vadinasi, veiksmas gali likti tas pats, bet intencija, ji turi pasikeisti radikaliai. Tu nebedirbi dėl premijos ar pagirų. Tu tiesiog atlieki pareigą, o rezultatą palieki, aukštesniai jėgai. Geras palyginimas būtų vėl su menininku. Vienas kuria, nes tiesiog negali nekurti, o kitas nuolat galvoja, kaip čia brangiau parduoti paveikslą. Tiksli, puikus pavyzdys. Pats tapimas, tas pats veiksmas, bet vidinė būsena visiškai kitokia. Būtent. Ir tekstas aprašo, kad tai yra kelias, procesas. Sakoma, kad pradedančiajam priemonė yra darbas. Aktyvi veikla. Taip, aktyvi veikla be prisirišimo valo protą, o jau pažengusiam, kai protas ramesnis, priemonė tampa ana. Visos materialios veiklos nutraukimas, pereinama į gilesnę kontempliaciją. Vadinasi, tikslas yra pasiekti būseną, kai nebesivėlė veikla dėl naudos. Bet juk kiekvienas, kas bent 5 minutės bandė medituoti, žino, kad yra viena didžiulė kliūtis. O taip. Kuri visada stoja skersai kelio. Ir tekstas ją įvardė labai aiškiai. Mūsų pačių protas. Ir formuluotė ten geniali. Protas yra sąlygotos sielos draugas ir kartu jos priešas. Dvigubas agentas. Taip, geras apibūdinimas. Nes juk iš tiesų protas gali būti geriausias įrankis problemams spręsti, kurti, mokytis. Žinoma. Bet lygiai taip pat jis gali tapti kalėjimu. Nuolat nerimauti dėl ateities, graužtis dėl praeities, kurti pačius baisiausius scenarijus. Būtent. Ir tekstas pabrėžia, kad neutralios pozicijos čia nėra. Tam, kas protą nugalėjo, jis geriausias draugas, tarnauja, padeda, bet tam, kuriam nepavyko, protas išlieka didžiausiu priešu. Gerai, bet tas aprašymas, kaip atrodo proto nugalėjęs žmogus? Atvirai pasakius, skamba, beveik ant žmogiškai. Jam garbė ir negarbė tas pats. Auksas ir akmenukas tas pats. Jis vienodai žiūri į draugus ir priešus. Ar tai reikia suprasti tiesiogiai? Ar įmanoma pasiekti tokią būseną ir vis dar, normaliai funkcionuoti? Čia labai geras klausimas. Esmė yra neabejingumas ar emocijų praradimas, tai ne robotas. Supratau. Tai apie vidinės pusiausvyros tašką, kuris yra toks tvirtas, kad išoriniai įvykiai nebegali jo išmušti iš vėžių. Laimė, kančia, karštis, šaltis, visa tai ateina ir praeina. Jogas tai supranta ir nebesitapatina su tomis laikinomis būsenomis. Vadinasi, jis vis tiek gali džiaugti saulę, bet jo laimė nepriklausoma nuo to, ar saulė šviečia. Tiksliai, jo ramybė kyla iš vidaus. O matyti auksą ir akmenuką kaip tą patį. Tai reiškia suprasti, kad jų tikroji vertė yra ne ta, kurią mes jiems priskyrėme. Taip, tai materialių vertybių sistemos peržengimas. Ir tai veda prie aukščiausio lygio vienodo požiūrio į visas gyvas būtybės. Ne todėl, kad jam nerūpi, o todėl, kad jis visuose mato tą pačią dvasinę kibirkštę, nepaisant jų elgesio. Radikali empatija. Galima ir taip pasakyti. Įspūdinga. Bet žinai, kas įdomiausia?
po visų šitų aukštų filosofinių idėjų tekstas staiga tampa, neįtikinai praktiškas, beveik kaip IKEA instrukcija. Taip, tai rodo, kad čia ne vien abstraktus pamastymai, pateikiama konkreti metodika. Viskas aprašoma. Kur sėdėti, kaip pasikloti kilimėlį. Pirmiausia, sąlygos. Reikia nuošalos ramios vietos, gyventi vienam, bent jau praktikos metu, atsiriboti nuo triukšmo. Ir vidinis nusiteikimas būti laisvam nuo troškimų. Ir tada tos detalės. Ant žemės patiesti kūšos žolę, uždengti elnio odą ir minkšto audinių. Labai specifiška. Kiekviena detalė turi prasmę. Žolė izoliuoja nuo žemės energijos, oda nuo vabzdžių, o audinis suteikia komforto, kad kūnas netrukdytų protui. Aišku. O pati praktika. Kūną, kaklą ir galvą laikyti tiesiai, žvilgsnį sutelkti į nosies galiuką. Ir tai yra labai techniški nurodymai. Tiesa nugara leidžia laisvai tekėti energijai, o žvilgsnio fiksavimas – paprasta, bet galinga technika, neleidžianti protui lakstyti. Ir dar vidinis aspektas. Taip, būsena turi būti rami, be baimės, ir dar minima, kad reikia atsisakyti lytinio gyvenimo, nes tai laikoma stipria, energiją išblaškančia jėga. Ir galiausiai svarbiausia – tikslas. Taip, tikslas. Visa tai daroma ne šiaip sau, o tam, kad medituotum į aukščiausią į savo širdyje. Ir štai čia, po visų nurodymų apie sėdėjimą tiesia nugara, tekstas padaro tokį netikėtą posūkį, kuris man labai patinka. Jis tarsi sako, ei, nepersistenk. Pasirodo, joga nėra savęs marinimas badu. Būtent, labai aiškiai pasakyta. Neįmanoma tapti jogom, jei valgoma per daug arba per mažai, miegama per daug arba nepakankamai. Tai aukso vidurio kelias. Tikrai taip. Joga čia nėra savęs kankinimas, tai yra harmonijos ir balanso paieška. Juk kaip galima suvaldyti protą, jei kūnas kankinasi iš alkio? Arba yra apsunkės nuo persivalgymo. Labai žmogiškas patarimas. Taip, ir šio balanso rezultatas apibūdinamas nuostabia metafora, kuri man labai įstrigo. Apie žvakę? Taip. Kaip žvakė, nevyjuotoje vietoje, nedreba, taip ir transcendentalistas, kurio protas suvaldytas, išlieka tvirtas medituodamas. Tobulas vaizdinis. Taip, tai visiško vidinio stabilumo būsena. Ir visos šios pastangos galiausiai veda į būseną vadinamą samadhi. Giliausias įmanomas susikaupimas. Bet ne trumpam, o kaip tvari būsena. Kai protas nebesiblaško, jis atranda džiaugsmą savyje. Ir tekstas sako, kad tokio žmogaus nesudrebina net didžiausi sunkumai. Tai ir yra tikroji laisvė. Ir pagaliau, po visų šitų didingų aprašymų, ateina Ardžuna, mokinys, ir pasako tai, ką turbūt galvoja kiekvienas. Taip. Jis sako, atsiprašau, bet tai skamba visiškai nepraktiškai ir nepakeliama. Man tai mylimiausia vieta. Man taip pat. Jis apibūdina protą kaip nerimastinga, audringa, užsispyrusi ir labai stiprų. Ir sako, kad jį suvaldyti yra sunkiau nei sugauti vėją. Kaip tai artima. Neįtikėtinai. Net didis karys, kalbantis su Dievu, jaučiasi taip pat, kaip mes, kai bandome 10 minučių ramiai pasėdėti. Tai suteikia viskam autentiškumo. Tikrai. O koks atsakymas į šią, labai pagrįstą abejonę? Ar Krišna sako, tiesiog labiau pasistenk? Ne, ir tai yra nuostabu. Atsakymas labai empatiškas. Krišna pripažįsta. Taip, be abejonės, suvaldyti nerimastingą protą yra labai sunku. Jis patvirtina jo jausmus. Visiškai, nesumenkina patirties. Bet tada pridūrė, kad tai įmanoma. Įmanoma pasiekti tinkamą praktiką ir atsiribojimų. Vadinasi, kelias yra, bet jis reikalauja kantrybės ir nuoseklumo. Bet Ardžuna to neapsiriboja. Jis užduoda dar vieną turbūt patį svarbiausią klausimą. Taip. Jis klausė, Irai, o kas jei aš pradėsiu, bet man nepavyks? Jei aš nuklysiu, susigundysiu pasaulio ir nepasieksiu tikslo. Ar viską prarasiu? Taip. Ar išnyksiu kaip perplėštas debesys, nepasiekęs nei materialos, nei dvasinės sėkmės? Tai yra baimė likti niekur, baimė, kad visos pastangos nueis per niek, ir atsakymas, jis yra viena viltingiausių žinučių visame tekste. Koks jis? Krišna patikina, kad žmogus, kuris daro gerą,
niekada nesusiduria su pražūtimi. Jokia dvasinė pastanga, net mažiausia, net neužbaigta, nedingsta veltui. O kas konkrečiai jam nutinka, tam nesėkmingam jogui? Tekstas aiškina, kad jis pirmiausia gauna atlygį už geras pastangas, praleidžia laiką dangiškose sferose, o tada atgimsta žemėje, bet jau labai palankiomis sąlygomis. Kokiomis? Arba turtingoje aristokratiškoje šeimoje, arba, kas laikoma dar didesnė sėkme, išmintingų dvasingų žmonių šeimoje. Vadinasi, jis gauna geresnės starto pozicijas kitam bandymui. Būtent. Ir svarbiausia, niekas nedingsta. Sakoma, kad tokioje aplinkoje jis automatiškai atgaivina savo ankstesnio gyvenimo dieviškąją sąmonę. Dvasinė raumenų atmintis. Puikiai pasakyta. Tie dalykai, kuriuos jis praktikavo, vėl natūraliai ima jį traukti. Progresas yra tęstinis net per kelis gyvenimus. Taigi, apibendrinant, joga, apie kurią čia kalbama, yra kur kas daugiau nei lankstus kūnas. Daug daugiau. Tai vidinė kova su mūsų pačiu pratu. Menas veikti pasaulyje neprisirišant prie rezultatų. Ir kelias, kuriame kiekviena pastanga yra įskaitoma. Ir tekstas labai aiškiai pabrėžia šio kelio vertę. Sakoma, kad jogas yra aukštesnis už asketą, aukštesnis už filosofą. Ir už tą, kuris tiesiog dirba dėl naudos. Taip. Vadinasi, vien kankinti kūno neužtenka, vien intelektualiai viską suprasti irgi neužtenka, joga čia pristatoma kaip sintezė, kuri prideda esminį elementą – vidinę transformaciją. Ir galiausiai po visų šių paaiškinimų, kas yra pats aukščiausias jogos iš visų, kokia yra viršūnė? Paskutinėme fragmente Krišna duoda galutinį atsakymą. Jis sako, iš visų jogų tas, kuris su dideliu tikėjimu visada gyvena manyje, galvoja apie mane savyje ir atlieka transcendentinę meilės tarnystę man, jis yra artimiausiai susijęs su manimi jogoje ir yra aukščiausias iš visų. Vadinasi, galiausiai visos technikos, viso proto kontrolė kulminuoja tikėjimu ir asmeniniu atsidavusiu santykiu su aukščiausiuoju. Tai yra esmė. Pabaigai palikime mintį apmąstymui. Viename iš tekstų sakoma, kad tobulas jogas, lygindamas su savimi, mato tikrąją visų būtybių lygybę tiek jų laimėję, tiek kančioje. Ką reikštų iš tiesų taip matyti pasaulį? Jaučiant kitų džiaugsmą ir skausmą kaip savo. Ne tik suprasti, bet jausti. Kas pasikeistų mūsų kasdienybėje, jei bent akimirkai sugebėtume pažvelgti į pasaulį būtent iš tokios perspektyvos.